Labas rytas, draugai. Dar viena išvyka šiandien mano. Ir šiandien lekiam mes į miestelio centrą su Nano Game. Tai nei kartą nesu ten žvejojęs, nei kartą nesu žvejojęs su Nano Game miesto centruose, tarp postelių, tarp molų visokių ir taip toliau, tiltų ir visokių kitų dalykų. Tai man tokia žvejyba yra pirma ir ką. Šiandien išbandom šitą dalyką ir turiu dar laisvų vietų dėžutėje, tai štai Neptūno baitai. Tai gal dar įsirinksiu kokį kitą spalvą. Įsidėsiu į savo dėžutę. Tai šitie labai patinka. Tai draugai, dabar yra tikrai gera akcija Neptūno baitams. Kem 5% nuolaida. Tai galite sukt internetinę parduotuvę www.neptunobait.eu ir tenais įsigyt už gerą kainą. Tikrai masaliukai verti dėmesio. Tai va. Tai ką, draugai, išsirinkau šitas. Tai yra pupa, morka spalva ir šitas yra tanta. Tokia salota. Tai va, šitas dvi spalvas dar įsidedu į savo dėžutę ir pasiemu savo 2 avižadrebio kotus. Tai mano 2 kotai. Keletą masalų pasipildyti. Ir viskas, draugai. Tada šaunu į mašiną, važiuoti reikės kokius 50 minučių iki vietos. Tai negaištu laiko ir susitinkam jau tenais, draugai. Ir bandom kažką pagauti. Ačiū, kad žiūrit. Pasubscribinkit ir lekiam žvejot. Be to, draugai, kas norit įsigyti čia Airijoje šitų masalų, tai galite rašyti man Facebooką, TikToką, Instagramą ar palikti komentarą YouTube'e ir susitart galim. Aš čia jų gan nemažai turiu. Tai ką domina, galit susisiekti su manimi ir įsigyti. Čia Airijoje. Galiu atsiųsti bet kokį Airijos kampelį. Ką, draugai, atvykom į Atlonės miestą. Tenais teka upė. Tai aš paeisiu į vieną pusę. Ten liepteliai, uosteliai ir paskiau į kitą pusę. Tai va tokia va bus žvejyba, imu daiktus ir vyniojam. Varom. Šiandien irgi bus labai šilta, 27 laipsniai, tai užtat ryte atvariau iki pietų. Bam, 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 apsidaužom ir varom namo. Tai va. Štai čia kokie tilteliai. Šiaip yra vietos čia kur žvejot, kur užmest. Tai tikrai manau, kažkas tai pavyks pasigauti. Ir šiaip įdomu. Nei kartą nesu žvejojęs taip. O, bam. Tenais lieptai. Čia slipas. O, bet nėra gilu. Eina savo. Nėra gilu. Matau dugną. Ir gan tenais toliau irgi tik dugnas. Tai pažiūrėsiu, gal čia galima prie tų laivų nueiti tenais pasimėtyt. Paskiau eisim į aną pusę tenais. Kiek žiūrėjau, gali ir pereit tiltą
ten į aną pusę, nu žodžiu, yra čia judesys. Tai va. Bandysiu čia. Gylio yra. Kiek matau, tai jo, čia gylis yra, bet labai skaidrus vanduo, sakys. Fainai. Šausim šiandien kažką, tai čia tikrai. Arba ne. Bandysiu čia. Šitoj vieteliai. Aha. Ką, draugai, pirmi metimai, žiūrim, kas gausis. Na ką, pirmi metimai ir nieko. Jokio kibimo čia nebuvo prie šito lieptelio. Tilto tiksliau. Tai eisim į kitą vietą. Kaip ir visada, ilgai neužsibūnu. Bam, pramėtau. 10 metimų nėra, einam toliau. Nes ruožas čia gan ilgas. Vienam užsibūt. Jeigu būtų kibimas, tai jo ilgiau pabūčiau. Kibimo čia nėra dabar. Šitoj vietoj tai viskas. Einam į kitą. Ir eisiu toliau čia. Šitų liepteliu tenais tarp laivų bandysiu pamėtyti. Gal tenais kas tupi. Tai va, lekiam ten. Draugai, 4 žuvytės. Bingo!
Dar viena žuvytė. Aišku, dydžiai tai nenoriu net šnekėt, bet žuvytė pagauta, tas yra gerai. Čia dar tik pradėjom žvejot ir dar yra tikrai gerų čia vietų. Kaip iš Google mapo žiūrėjau, paskiau tokie liepteliai yra, dar paskiau uostelis dar vienas bus. Tai jo. Ir naudojau, žiūrėkit kokį masaliuką. Vis dar naudoju savo favoritą, štai tokį, geltoną. Ir jo, jis jau visas baiginėjasi, visas apdaužytas gerai, tai paskiau pasikeisiu į kitokią spalvą, gal pabandysiu, bet pakol kas dar žvejojam su šita. Tai draugai, prie pat čia kranto ešeriukai nedideli duodasi, tai nusprendžiau pasikeisti masaliuką biškį ir pažiūrėsime 1,5. Pažiūrėsim, gal sureaguos jie. Žiūri, bet sudėsi labai mažą. Gal pavyks juos pagaut. Ką, bandom čia, draugai.
Ką, draugai, dar čia atlikiau. Čionais dar pasibandau. Ims, neims. Pyra tos žuvies, va, ešeriai paviršiam. O. Žiūrėkit. Bet nekėmai. Kažką susivilioja. Žiūrėkit, bandysiu čia šios pritraukti. Įmeti. Ir bėga, ir viskas. Nekėbus visai, nekėbus. Nesimaitina. Atkapojau čia nemažą ruožą, tai kibimas tikrai suprastėjo. Keičiau masalus ir tokį, ir anokį, ir visą kitą, ir nieko. Tai dar pasigavo vienas ešerys ir dar vienas pabėgo. Niekšelis, tai jo, nėra lengva. Saulė kaitina belė kaip. Tai nežinau, žiūrėsiu dar. Gal nueisiu į kelias vietas, paspiningausiu ir viskas. Žiauriai šilta, žiauriai. Ta žuvis nenoringa visiškai. Atsiveja ešeriai, masalą baksi, viskas. Tai jo. Kažkaip nenori, kaip nenori. Tai va, žodžiu, taip. Lekiu dar į kelias gal vietas, pasižiūrėsiu. Jeigu išeis daeiti iki ten, tai daeisim, pažvejosim dar ir tikriausiai jau vyniosim meškeres. Žiauriai šilta. Viskas kepa tiesiog. Tai va. Tiek reikaliukų, einam. Draugai, dar 2 ešeriukus pagavau. Čia atsistojęs ant to akmens. Ir tenais pamačiau, čia žolės tokios eina, ir tenais pamačiau kažką gaudo ešeriukai. Tai užmečiau kibimas, nepagavau, paskui užmečiau yra, paskui dar vienas. Tai va. Šitoj pusėj tokios tokelės šitam uostelį ir jo, ką, eisiu gal dar užmesiu keliose vietose, nežinau, jeigu išeis, užmesiu, o jeigu ne, tai tiesiog jau baigsim žvejybą. Tai aš, kai yra uostas šitam mieste, tai aš pasidaviau nuo miesto į kitą pusę, truputį nuo miesto šurmulio. Kitą kartą jaučiu atlėksiu ir lėksiu jau į kitą pusę, ten, kur daugiau laivų, daugiau betonkės, daugiau veiksmo. Tai bandysiu kitą kartą gal nulėkti į aną pusę, pabandyti anoj pusėj. Šitoj pusėj viskas normaliai, bet nėra labai gero priėjimo ir gylis tai nedameti nuo kranto tiesiog į didesnį gylį, o čia gylis eina iki tos duobės, tai ką žinau, čia pusę metro ir akmenys, žolės, tai nėra labai gerų, ta prasme, vietų paspiningauti nuo kranto. Tenais, kur yra uostelis, ne? Tenais įeiti negali, ten yra vartai, o aš tikėjausi, kad ten galėčiau nueiti. Bet tenais negali, nes yra vartai ir jie užrakinti, ten kaip privati valda, privatus uostas, aš žinot. Tai tenais negali nueiti. Tai va, tenais tie liepteliai tokie įdomus, ten turėtų būti ešerių. Tai va, draugai, tokelės. Pasigavo dar 2, sakau, ešeriai taip netikėtai. Bum, yra. Ir jo, bandysiu gal dar kelias vietas pamest. Gal dar kažkas pasigaus, eidamas link mašinos. Tai va. Yra kaip yra, tokia jau žvejyba.
Viskas. Baigiu žvejybą šiandien. Nelengva, kaip ir matėt. Masalai buvo visi keičiami. Pavedimas irgi ir tokį, ir aukščiau, ir žemiau nuleidęs ant dugno, ir paviršiam. Nu žodžiu, žuvis tiesiog nesimaitina ir sunku ją pagauti. Tai va tokia šiandien išvyka, draugai. Tai ačiū, kad subscribinat. Draugai, susitinkam kitose žvejybose. Neižvyno, kad žvejojat ir viskas bus gerai. Kita žvejyba bus tikrai geresnė. Čiau, pakau, iki.